golfo žaidėjai turi augti golfo lauke. Aš tą medalį taip iškėliau ir jis man taip išslydo. Atėnuose buvau 124, tai buvau pūdas. Mykolas meta X, Martynas meta 58. Nežinau, ko mes ten važiuosim. Ir po to lizdu labai daug kamoliukų buvo prinešta. Tai kiek cepelinų daugiausiai lėdus valė? Nedaug, cepelinų nedaug, kokių gal iki 10. Čia iššūkių buvo, bet sėkminga pabaiga. Šiandien svečiuose 2 kartus olimpinis čempionas, 2 kartus pasaulio čempionas ir kartą Europos čempionas Virgilijus Alekna. Labas Virgi, malonu labai matyti. Pasikvietėm šiandien Virgį pasikalbėti apie golfą, gyvenimą, sportą ir apie viską bendrai. Tai pradedant aš noriu paklausti, Virgi, disko metimas yra toks labai nišinis sportas. Kaip jisai atsirado gyvenime jūsų? Iš kur? Nu kaip, sportas tai yra, kaip čia pasakyti, rungtis. Viena iš rungčių yra lengvosios atletikos rungtis. Tai šiaip lengvoji atletika Lietuvoje tikrai turi istoriją. Ir disko metimas taip pat turi tokią istoriją, yra ką prisiminti Lietuvoje sportininkus, kurie pasiekė disko metime. Tai ten Romas Ubartas, Vaclovas Kidikas ir ten netgi nebuvo tokio laikmečio po pokario, kada Lietuvoje nebūtų stipraus disko metiko, tai vis tik tai taip jau ir mano likimas nulėmė, kad tapau disko metiku. Tiesa, pats net neįtardamas, kad aš kada nors būsiu disko metikas, tai paprasčiausiai gyvenimas taip suvedė, kad teko tapti disko metiku vien tam, kad galėčiau toliau sportuoti. Taip. Ir panašu, kad viskas gerai klostosi. Bet kaip atrodo tas pats visas, nes aš nežinau, aš suprantu krepšinį, vaikai mokyklose ateina treneris kviečia, sako, kas nori krepšinį žaisti, kitas treneris ateina, sako, kas nori futbolą žaisti, atėjo treneris, sako, kas nori diską mėtyti? Ne. Iš pradžių, anksčiau aš vis tiek laikmetis buvo čia kokie 1980 kokie 3-4 metai. Ir buvo anksčiau tokios sporto mokyklos internatai, tai buvo Panevėžys sporto mokykla, vėliau Vilniuje buvo. Tai aš patekau į Panevėžio sporto mokyklą internatą, čia 85 kokiais metais. Ir pakvietė mane mokytis, bet pakvietė mėtyti ietį. Bet aš atvykęs į Panevėžį savavališkai nuėjau žaisti krepšinį pas Raimondą Sargūną, įžaidžiau 1 metus. Bet vėliau paaiškėjus, kad joks ne aš krepšininkas, nes tuo metu pakvietė krepšininkus visus iš Lietuvos jau rinktinių narius. Tai vis tik tai aš nebuvau kaime tik žaidęs krepšinį, tai paaiškėjo, kad ne krepšininkas. Grąžino mane pas ietininkus ir teko mėtyti ietį. Ir metų pabaigoje, kada vyksta varžybos ir kada patikrina, kaip tu patobulėjai per metus, tai mano rezultatai netobulėjo. Ietininkas buvo labai prastas ir buvau pagrindinis kandidatas vykti namo iš mokyklos. Ir treneris sako, pabandyk diską mesti, nes ten vaikų varžybos tos vyksta ir pabandžiau diską mesti. Ir kažkaip laimėjau tarp bendramžių. 60 metrų. Ne 60 buvo mažiau, 27 metrai berods buvo. Pirmas metimas toks vaikų. Kiek metų buvo? Ten buvo kokių 14 metų. 14-15 metai galbūt. Tai, ir taip likau mokykloje ir taip teko draugauti su disko. Ir mano treneriai buvo vienas ieties metikas, o kitas sunkumų kilnotojas. Tai mane mokė diską mėtyti. Supratau. O taip, toks diskininkas. Aišku, krepšinį visada norėjau žaisti ir dabar dar noriu žaisti, bet gyvenimas taip. Užtvaros geras turėtų būti, nepraeitų niekas. Šiaip labai gerai, aš ir pakankamai greitas buvau, ir pakankamai šoklus, ir ten į krepšį ir vienaip ir kitaip įdėti, ir visą kitą man čia buvo, kaip sako, malonumas. Aš atsimenu, dar būdavo anksčiau Lietuvos moterų krepšinio lygos žvaigždžių diena ir per tai aš vaikas būdavau per televizorių žiūrėdavau irgi žaidžia prieš moteris būdavo. Visada maloniau, tai vis tiek merginos, kada žaidžia, tai jos vyrai, tai daugiau taip kiečiau žaidžia su merginom, tai nei tu jų stums, nei tavęs stumdo, tai iš tikrųjų labai gerai. O jūs minėjot, kad 5 olimpiadas esat pavažiavęs. Ir minėjot, kad dar 92 kaip ir norėjo paimti, bet kaip ir dar per jaunas. 92 man buvo 20 metų ir tada kaip tik buvo Romo Ubarto iškilusi aukštai žvaigždė, Vaclovas Kidikas, stipri rinktinė buvo. Ir aš toksai buvau 3., 4., kur galbūt galėjau važiuoti, bet vis tiek tai pirmoji olimpiada, kada Lietuva savo rinktinę siuntė, tai siuntė pačius geriausius. Tai aš taip ir neišvažiavau, nors taip metais jau mečiau 60-62 metrus.
Tai galbūt ir galėjau nuvažiuoti, bet dar po 4 metų nuvažiavau į Atlantos olimpinės žaidynės. Tai ten debutavau ir visai neblogai 5 buvau. Bet tai kokia yra mintis, šiaip bendrai sporte ir golfe dabar situacija buvo, kai, pavyzdžiui, nežinau, ar teko girdėti, bet istorija tokia, kad yra golfas yra olimpinė sporto šaka ir yra olandų golfistas, kuris gali patekti į olimpiadą, bet jo olimpinis komitetas vietinis nesinčia, nes jisai negali laimėti. Nemato šansų, kad jisai gali laimėti ir dėl to tipo nesinčia. Kilo skandalas ir jisai įvyko taip, kad jisai išvažiavo tiesiog žaisti ten. Bet tai va irgi, pavyzdžiui, 92 metai, kokia priežastis nesiųsti sportininko? Pinigų nėra valstybėje? Ne, tai ten yra visų pirma turi būti normatyvas įvykdytas. Tai aš dabar nepamenu, ten 23 metais, ten galbūt net ir aš normatyvo dar nebuvau įvykdęs, bet ten šiaip matyt gali kaip perspektyvų galbūt gali išvežti, tai ten vieną kitą paimti sportininką, tai tais laikais galima, o šiais laikais tai konkrečiai yra normatyva ir tu turi būti įvykdęs normatyvą. Ten daleiskim, dabar lengva atletika, disko metikai 32 tik važiuoja olimpinės žaidynės. Ir 32, kur mano laikais važiuodavo ten ir 40 būdavo, ir 45 ir daugiau, tai reiškia, kad dar didesnė atranka yra ir dar sunkiau pakliūti olimpinės žaidynės. Tai Olandijos atveju, tai matyt, Olandai jie maždaug žiūri, kas galės pretenduoti ten į kokius 20-tukus arba ten 20-30-tukus, tai maždaug tos sportininkus ir ima ir ten, kur daleiskim 60 vietą ar ten 50 vietą, nu jų nelabai domina, tai jie daugiau koncentruojasi į tą, nors golfe tai yra, golfo žaidėjai pakliūti olimpinės žaidynės, tai yra iš tikrųjų iššūkis ir tengi patys stipriausiai susirenkam ir žinom kokia konkurencija ten yra. Tai. Kaip pavyzdžiui, 20 metų būnant ir jau tarsi ant tos ribos, kad galvojant, kad galėjau dalyvauti ir, pavyzdžiui, nepaima, man vis laik įdomu, reikia laukti 4 metus iki kitos olimpiados. Kaip psichologiškai, koks jausmas yra, kai tarsi neleidžia išvažiuoti arba nepavyko išvažiuoti ir kaip išlaukti tos 4 metus? Kaip save motyvuoti, kad, pavyzdžiui, po 4 išvažiuosiu, tai reikia, tas darbas labai ilgas atrodo. Aš suprantu, čia šiais laikais tai yra daug paprasčiau, bet tai buvo 90 metai, kad aš atvažiavau į Vilnių, tai buvo Lietuvoje nepriklausomybė, viskas keitėsi ir aš atvažiavęs iš Panevėžio čia į Vilnių. Kažkaip tai toks laikmetis, tai iš viso pritapti mieste iššūkių buvo, nes vis tik tai čia ir studentiškas tas gyvenimas, ir visa kita, tai čia ir šiaip jau papulti tarp tokių žvaigždžių kaip Romas Ubartas, kaip Vaclovas Kydikas, tai man tai buvo didžiulis įvykis. Tai aš ten labai ir nesureikšminau, nes aš ir jaučiau, kad dar nesu pasirengęs. Taip jau gerai atstovauti ir dalyvauti tose žaidynėse. Tik tai aš girdėjau iš trenerių kalbų, kad buvo tokia kalba, kad galbūt reikėtų jauną perspektyvų irgi paimti olimpinės žaidynės, bet nusprendė, kad galbūt nereikia. Tai aš tikrai nebuvau nusipelnęs ar važiuoti į tas olimpinės žaidynės. Tai čia nebuvo sunku, tai tik tai buvo iššūkių. Paskui išgyventi ir dar po 4 metų nuvažiuoti į 96 į tas olimpinės žaidynės, nes laikmetis buvo tikrai sunkus ir ten tikrai reikėjo išgyventi kaip sportininkui, nes tie rezultatai irgi dar nedavė laisvai jaustis, rezultatai neaukšti, finansavimo iš valstybės ten minimalų gali gauti, tai reikėjo ieškoti kažkokių kelių, kad tu galėtum čia Vilniui būti, o ne grįžti kur tai į kaimą. Tai aš galvoju, bet įsivaizduoju tais laikais, dar kadangi pas buvau visiškai vaikas, tai nieko nelabai pamenu, bet bendrai, pavyzdžiui, buvo krepšinis ir dar daug metų buvo Lietuvoje tik krepšinis, visi pinigai, visas finansavimas ten eidavo, tai tokiam nišiniam sportui, kaip sunku sportininkui, reiškia, turėti papildomą darbą kažkokį, papildomą veiklą, ne? Tai 92 metais atsirado darbas, tai pradėjau dirbti vadovybės apsaugos departamente. Su Brazausku. Jo, tai daug laiko teko dirbti ir su šviesios atminties prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku, tai ir derinom tą laiką treniruotėse ir varžybose ir darbe, tai tada, kaip sako, galėjau laisviau pasijausti. Supratau. Gerai, o grįžtant dar prie olimpiados, debiutas 96 metais Atlantoje, kokie jausmai, kokie prisiminimai, kaip viskas atrodo? Tikriausiai tai buvo pirmas apsilankimas Jungtinėse valstijose, ne, gyvenime atvažiuoti iš... Tai buvo pirmas apsilankimas ir iš viso čia atrodė, atvažiuoju tas olimpinės žaidynės, tai kažkas tai tokio, sunku net buvo įsivaizduoti, kas tavęs ten gali laukti. Tai nuvykus ten,
Šiek tiek pabuvus, apsipratus, tai atrodo, kad čia nieko įspūdingo nėra. Čia viskas kaip sako, varžovai tie patys, kuriuos tu jau matėjai. Ten, nieko kažko geriau nemeta negu aš nematau. Jo, tai ten, kaip sako, jau nieko ten tokio ir nėra, nes šiaip svajonėse kažkur mintyse tai buvai kažkokie tai pasistatęs pilis, kurios atrodė, kad ten taip yra. Iš kitų pasakojimų. Ten viskas paprastos varžybos, eilinės varžybos, tik kad jos labai retai būna, kas 4 metai. Ir per televizorių rodo visam pasaulyje. Per televizorių rodo ir paskui, kaip sako, ta atsakomybė didesnė ir to dėmesio daugiau sulaukia ten būdamas, tai tik tai tiek. Tai kaip ir sakau, čia buvo pirmos olimpinės, tai buvo tokia žvalgyba, kuri paskui, turėjo, kaip sako, labai lemiamą tokią reikšmę vėlesniem pasirodymam. Tai o 2000 metais, 96 metais medalio nepavyko iškovoti, ne? 2000-aisiais jau Romas dar važiavo Romas tikriausiai dar 2000. Romas važiavo, bet jau jisai buvo karjeros dalyvavom. Ir Romas važiavo, ir Vaclovas Vytikas, 3 disko metikai iš Lietuvos dalyvavom disko metimo varžybose, tiesa, jie į finalinės varžybas nepavyko jam prasibrauti. Bet jau 2000-aisiais prieš važiuojant olimpiadą jau žinojot, kad jau važiuojat jau jūs kaip jau komandos, kaip Lietuvos atstovas jau numeris 1, ne tikriausiai? Taip, tai ten lūkesčiai buvo tikrai sukilę, nes tais laikais labai nedaug, tais metais ir nedaug pritrūko prie pasaulio rekordų, labai priartėjo. Čia tas geriausias metimas buvo. Jo, mano geriausias metimas ir ten tikrai jau buvo lūkesčiai užkilę ir pats tikėjausi, tiesa, likus mėnesiui, pusantro mėnesio iki olimpinių žaidynių gavau tokią traumą, kur iš viso ten buvo pakibę ir važiuosi ir nevažiuosi, nes kryžminio kelio ten raiščiai buvo patempti ir visa kita. Tai iššūkių buvo, bet sėkminga pabaiga. Nuvažiuoja auksą pasiėmė ir išvažiuoja, žinai, pamojuoja visiems. Bet labai gerai, kad tos olimpinės žaidynės tiesa pavyko, kad jos vyko labai vėlai, rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje, nes ten tie metai buvo tokie labai vėlyvi, tai turėjau laiko šiek tiek atsigauti po traumų. Aš tai labai gerai atsimenu tą 2000-ųjų olimpiadą ir man atrodo, bent jau man kaip vaikui, tai buvo svarbiausia olimpiada iš visų, kur aš mačiau ir žiūrėjau per televizorių. Tikriausiai pirmą, kurią gerai atsimeni dėl to. Jo, ir dėl krepšinio, ir dėl jūsų aukso, nes aš pasakau, man atrodo, kažkada istoriją, kad aš gyvenu dar tuo metu Kupiškyje, man buvo ten gal 12-13 metų ir kai jūs grįžot, tada aš atsimenu, aš ir nuotrauką turiu, kur mes su tėčiu stovim ir su to gintariniu disku Kupiškio kultūros namuose, ten aš visas. Ir aš atsimenu, kad mes kaip pjaustydavom rąstus malkom, aš specialiai prašydavau tėčio, kad išpjautų. Man didesnis, kur būdavo į ranką, kur jau telpa rąstas, aš pasimatuodavau, išpjaudavau su zeimeriu man diskus ir aš mėtydavau medinį tą diską į mūsų tokį daržą, lapkričio mėnesį. Taip, mesdavai gal diską? Ne, aš mesdavau, aš prisižiūrėjęs buvau ir aš dar interneto nebūdavo, kiek per televizorių matėjai, kiek atsimeni, tai va aš darydavau visą tą metimą. Tai buvo labai didelis kvėpimas, man bent jau. Ir aš kažkokiu etapu galvojau, gal aš visai norėčiau tai daryti. Man atrodo, kad tai yra labai labai faina ir labai geras užsiėmimas ir lengvosios atletikos šaka. Tai va labai tikrai. Tai mano klausimas yra, ar Sidnėjus buvo ta jau mėgstamiausia ir pati labiausiai strigusi olimpiada, ar kažkur iš kitų? Nes Atlanta, kaip suprantu, nebuvo. Atlanta ne, Sidnėjus tikrai. Sidnėjus tai buvo tokia natūrali ir tokia atrodo, kaip ir tapau čempionu, kaip ir atrodo tas jau tasa visų tų metų rezultatų, nes tais metais aš ten nebuvau pralaimėjęs, tai ten jau kokių gal 15 ar kiek varžybų iš eilės buvau laimėjęs, rezultatai labai aukšti ir tik tai pralaimėjau pačias pirmas varžybas prieš olimpinės žaidynės. Vokietija nuvažiavo, bet tada aš jau buvau traumuotas, tai tada nusileido 2 centimetrais vokiečiai. Bet žaidynės atsirevanšavau ir jo, tas medalis, jis tikrai brangus ir toksai, tikrai. Nesioksidavo, kai šampanė reikėjo po to, spalvos nepakeitė. Dalelė ruostai yra likusi to medalio, nes kada grįžom parskridom ir iš lėktuvo išlipu ir ten ant rapo daug žmonių ruostė susirinkę ir aš tą medalį taip iškėliau ir jis man taip išslydo ir
nuo lėktuvo trapo ten ant to asfalto, paskui pakeliu žiūriu, ten jau kampo nėra. Atsiminimas gerai, ne? Kažkur ten ir liko. Jeigu įbėjai, kada pardavinės, reikės ieškoti, žinosim, kuris irgi veda. Ten reikia, bet ten už teritoriją toj pačioj, kur lėktuvai nusileidžia. Tai ten jau paprastai neįeisi, reikia skrendant žiūrėti, jo, ten kažkur blizgėti. Mes sugalvosim kažką. O gerai, dar judant 4 metais į priekį, Atėnai, 2004 metai, šitą puikiai prisimenu, dabar stovi visą atmintį, visas tas finalas disko metimo, tada tikrai važiavai jau kaip pasaulio numeris 1, o net visi tikėjomės aukso, visi žinom, kad bus auksas, jis ir buvo, bet su tokia įdomesnė istorija. Tai aš atsimenu tą vaizdą, kaip fazę, kai aš numetė tą metimą, ir kai tu jo nebepermetėjai, aš iš akių manos atrodo, kad žinai, kad viską žinai, kas ten buvo, kodėl taip įvyko. Tarsi, kad taip neturėtų būti. Ir man atrodo, po to interviu minėjai, kad jūs ten vis tiek uždaras ratas jūsų disko metimų, jūs visi žinot, nes taip iš niekur neatsiranda tas sportininkas. Tai mano tas ir klausimas yra, kad ir auksą gavai, kad ir esi olimpinis čempionas, bet ant pakilos nelipai tuo metu ir... Lipai jau kitą dieną buvo apdovanojimas, nes ten, taip sudėliota, kad varžybos mūsų įvyko ir kitos dienos vakare tik tai apdovanojimo ceremonija buvo. Ja. Ir ten atsimenu po tų pačių varžybų, jau ten po visų procedūrų grįžtų į viešbutį, kažkaip ten nuotaika ir sveikina čia, ir komanda susirinkusi sveikina, kažkaip nėra tos nuotaikos. Ir kažkaip tai užsidarėm kambaryje, tai atėjo treneriai, kai kurie ten atsirado ten alaus dėžė, nežinau, kaimelyje. Tai ir pasidėjomės ten iki paryčių, kažkaip miego visai nesinorėtos, nuotaikos labai nebuvo geros, tai paskui šiek tiek pamiegojau, paskui ryte dar atėjo žurnalistai, berods Respublikos, dar interviu gavau, kaip aš čia jaučiuosi, būdamas antras ir taip toliau, pakalbėjom apie tai. Ir paskui dar gavau laiko šiek tiek pamiegoti ir paskui girdžiu, kad šurmulys jau kyla. Ten jau pradėjo eiti tos jau kalbos, kad ten kažkas tai dopingo kontrolė užstrigo. Jis atsisakė duoti, ne, man atrodo. Jis nebegalėjo duoti paprasčiausiai, nes ten tokį mechanizmą sukūręs buvo, kur dalį mėginio prarado mesdamas. Ir paskui, kada jis jau davė, neužteko to tūrio, tas, kas liko pas jį. Tai jeigu būtų nepraradęs, jisai teoriškai galėjo niekas ir nepagauti. Galėjo ir praeiti, bet ten toks, nežinau, čia kameras nepasakosiu, kai žaisim papasakosiu, ką jis ten darė. Ja. Tai tos istorijos yra maždaug. Jo, viskas aišku, ką jis ten darė, bet po to jau būtent po tų žaidynių, man atrodo, atsirado tada būtent žiūri DNR. Ar to žmogaus, o ne? Jo, to žmogaus yra, nes tada būdavo kito žmogaus, jisai sukeičia. O kalbant apie Paryžiaus olimpiadą, Mykolo rezultatai, pasakojot kažkiek jau, koks ten tas jausmas bet mums iš esmės labai įdomu. Palauk, ne vien Mykolas, yra 2 sūnus, Martynas ir Mykolas. Ja, buvo jo. Bet tai debutas, aš vadinu, tėčiai pamatyti, abudu sūnus debiutuojant olimpiadai, tai yra, aš įsivaizduoju jausmas. Aš pas neturiu vaikų, bet tai galiu. Aš žinau, kad jų debiutą stebėjau per televizorių, būdamas namie. Negalėjai važiuoti, ar tiesiog ne? Aš galvoju, važiuosiu į finalą. Finalas po 2 dienų. Jūsų su žmona, čia jau ryte, jau žiūrim televiziją, jau Martynas meta 58, Mykolas meta X, Martynas meta 58. Aš galvoju, ko mes ten važiuosime, mes kitą dieną turim skristi, žiūrėtų varžybų, galvoju. Ar mums ten verta važiuoti, jeigu ten nieko nebus, paskui Mykolas gerai numeta antrų metimo, jau tada geriau, nors nebus veltui pinigai išmesti. Bus ką pažiūrėti, taip ir laukiam. Tikrai buvo iššūkis, neramu, aš dūžiai iš širdies, tai aš nežinau, ten jau buvo tokie, kaip minėjau, 180 gal ir arčiau. Man vienas protingas golfistas yra pasakęs, jo dukra žaidžia golfą, Lietuvos čempionė dabartinė ir Donatui linkėjimai, bet tai jisai pats dabar net nežaidžia turnyrą, su dukra vaikšto, žiūri, sako, mano azartas didesnis yra, negu aš pats žaidžiau. Tai aš jau nežinau, irgi... Sunku, iš tikrųjų kartais net norisi, kaip sakau, kad būtų prie televizoriaus būnė, tai kad nežiūrėti tos įtampos.
spausti ant pauzės, eiti nežiūrėti, o paskui jau kur nors perskaityti, kas ten įvyko, nes tas stadione, kada būni, nu viskas, nu tai nei pasislėpti nėra kur, žinai, stadiono neišeisi, žinai, sėdi ir žiūri. Nes aš šiaip galvoju, Mykolai dabar yra 20, ne? 22. 22 jau. Tai jisai debitavo 22 olimpiadai, pas debitavai 24, ne? Ir geriausias formos buvo 28-30 metų, tarkim, tam 32. Diskininkų yra tas laikas. Tai, ką Mykolas dabar daro, tai čia yra nematyta disko metimo kol kas istorija. Man atrodo, kad jis ir nediskininkas visiškai. Na. Iš išvaizdos, kai per televizorių rodo, Mykolas atrodo, aš nežinau, žinai, tos bakuriukas tiesiog padarė. Jis man atrodo labai rimtai ir man irgi įdomu, kai žiūrėjom irgi finalą ir jis visą laiką... Tai irgi tas būdavo. Bet jis ir naktį buvo nemegojęs. Bet man įdomu, ar čia, nes jo ta povyza visa ir taip, kaip jis į save patikė, jie atrodo, jis 100% žino, kad jis tiesiog yra geriausias. Tai klausimas, ar čia yra... Fake it till you make it šiek tiek. Paslėpęs tą jauduliuką. Ja, aš manau, kad paslėpęs ir nu, jau vien tas, kad tu visą naktį nemegoji prieš varžybas, tai išduoda. Jis nemiegoja prieš finalą? Ja, sako, ir negalėjau užmigti. Sakė, visiškai negalėjau, bet gerai, kad tas finalas vakare, tai paskui dieną pamegojom. Tai atvažiavom mes į kaimelį. Irgi kitą dieną atvykom, tiesa, jau užtikom miegančius, tai netrūkdėm. Netrūkdėm, jo. Bet jį nemiegojo, ką, iš jaudulio? Aš nežinau, nu kažkas tai sako, lyg ir nesijaudinu visko, bet negaliu užmigti. Jacikevičius savo knygą rašė irgi prieš finalą 4, 1, 2 negalėjau užmigti niekaip, o po to, sako, nusiraminau jau ir po jau karjeros jau antrą pusę jau ramiai miegodavau be problemų. Tai va, ir čia ir aš visada ir sakau, kad jeigu pavyzdžiui, gerai išmiegi, tai čia yra jau sėkmės 90%, kad bus gerai. Jeigu neišmiegi, tai tada labai svarbu dar, jeigu vakare varžybos, tai turi laiko dar pietų pamiegoti, gerai, kad turi pakrauti tą bateriją, kaip sakot, laiko kažkada. Tai gali įsimiegoti ten jau ir paskui kompensuoti tą miegą, bet miegas yra labai svarbus. Bet dar prie Mykolo Kūno grįžtant, tu sakai, jisai didelis atrodo, aš tik gyvai tai tikiu, kad didelis, bet jeigu paimsi Andrių Gudzių, Stalį, Čeką, jie yra vyrai, blemba, 2 kartus didesnių už jie atrodo. Ir aš galvoju, kur yra Mykolo paslaptis? Čia yra technika? Technika, viskas technika. Labai gražiai jisai. Bet jam matyti ir privalumas jo yra, kad jisai iš karto išmoko taip mesti, kaip reikia. Jisai matė visą laiką, kaip reikia mesti tikriausiai. Jisai žaidė futbolą, jis apie diską net negalvoja. Jis yra vaikystėje pabandęs gal 1-2 kartus, jam labai nepavyko ir disko net ir nemėtė, net ir negalvojo, kad kada nors mėtys, bet atėjo laikas, 16 metų, kada jau išaugo iš futbolo avalynės nebeliko, tai reikėjo diską pradėti mėtyti. Jis čia skaitosi kaip jau vyresniam amžiui pradėjęs mėtyti. Taip, tai jisai ir iš karto, tai ir pats daug užsiėmiau, treneris, bet iš karto jau taip, kaip reikia, nes kur būna visų sportininkų, dažniausiai ten pamoko vienas mažesnį, vyresnį kitas, trečias, ketvirtas, penktas ir ten paskui jisai ten jau susiformuoja metimas, o kai jau tu nori siekti tos aukštumų, tai ateini jau reikia keisti kažką, o kai pradedi keisti, tai labai ilgai užtrunka. O jis kažkaip iš karto po pusmečio jis jau po 1 metų jis metė taip, kaip meta vyrai. Taip. Ir jam iš karto jis pagavo tą tokį elementarų metimą ir labai gerai, žinai, jam viskas išeina. Nes aš galvoju, jeigu dabar 22 metai, tai ką Mykolas iš dalies, kai jam bus 28 metai, 30 metų. Nu aš tikiuosi, kad mes dar toliau, nes... Pasaulio rekordas dar kartą gali kristi. Nu tai kris, tas rekordas tai dabar čia gerins ir dabar kaip tik jis, kada pernai šįmet numetė Oklahomai, tai dabar balandžio vėl 10-12 dienomis irgi vyks turnyras, turas, kur bus galimybė irgi gerinti. Vėjas, ne, aukštai. Ir dabar suvažiuos visi disko metikai, visi švedai važiuos, čekas važiuos, australas važiuos, visi ten šitą suvažiuos, nu tai ten bus jau kažkas. Nes disko metimo rekordas buvo vienas gal ilgiausiais buvęs rekordas. 86 metų. Šulcas, kaip numetė. Tai aš turėjau progą 2000-aisiais. Taip. Tai 30, kiek jam tada metų, 26 buvo, tai turėjau galimybę pagerinti, nepagerinau. Bet aš žinau, treniruotėse pagerinęs. Jo, treniruotėse. Kiek toliausiai teko numetti? 77 gal kokius. 77 metrus treniruotė. Tai čia irgi vėja kažkur tai ten pataikė, nu, treniruotėse, mėtai. O paskui čia dar jau jaunas buvau, dar tai pamatuodavom, o paskui net nematuodavom.
Vat kada būnė, matau, ten toli nulėkia, žiūriu už 70, pažiūriu, ten kitų žingsnių maždaug. Žingsniai, pamatai. Bet tai čia yra, kokia yra paslaptis dėl to, kad stadione vėjo nėra? Stadione vėjo nėra, vis tiek ten paskui jau įtampa, paskui yra tas mūsų ratas, nes kartais tu išmesdamas, ten ir užmini kažkur treniruoti laisviau. Tai ten ne visada atkreipi dėmesį, o jau varžybose tu turi sutilpti į tą metimo ratą. Tai ten... Aš tai, kad galvoju, lengvo atletikoje, žinai, kur tie rekordai svarbus, ten kiekvienas centimetras, kiekvienas metras visur ir kiek yra rekordų iš tikrųjų pagerintų, nežinau, tą pačią 100 metrų ar ten ieties metimo dar kažko, neoficialiai treniruotėse, ką Hebra yra išdarinėjus, kur... Taip, tai vis tiek, papuola vieną kartą treniruoti kažkoks tai metimas, ne iš ten tau kliūna ir nulėkia. Prieikim prie golfo. Taip. Kaip atsirado? Kodėl atsirado? Golfas atsirado 14 metais mano gyvenime, esu pabandęs, 14 metais esu pabandęs žaisti, ne tai, kad žaisti, bet pamušinėti Ispanijai vienu metu, o po to sudalyvau varžybose, irgi nebuvau žaidęs, bet Estijoje. Ir varžybas iš karto. Bet ten buvo vienas golfo žaidėjas ir vienas nežaidęs, sportininkas. Taip. Ten irgi ten tokios buvo lengvos atletikos varžybos ir mus ten sportininkus lengvaatlečius pakvietė žaisti Kurasarei. Tai čia yra Sarimo saloje. Ir ten kažkaip tai atvežė ir man lasdas davė, kaip tik turėjo lasdas, ten atrodo, Mirstepo turėjo šito krepšininko, ten irgi prailgintos lasdas, viskas, man ir tiko, man ten koks skirtumas, kokios tos lasdas. Ir parodė vieną golfistas ir tada labai gerai pradėjom žaisti, mes laimėjom su juo ir man tų smūgių, žaidėm ten tas, kur tą patį kamuoliuką. Taip. Skremblą jo. Ir visai gerai gavosi. Ir ten gavosi tokių vietų, kur aš ten ir kaip sako, pamušė ir ten turėjai dar netgi antras žaidėjas turi ar 5 ar kažkiek kartų, pradėti, ta prasme, kad nežaistų visą geriausią žaidėjas. Taip. Jo, kad turi kažkur tai daryti šituos. Ir aš ten gerų smūgių išėjo visiškai, tai po to grįžęs įsigijau lasdas ir 14 metai jau nespėjau ir lasdas atvežė rudenį, bet jau nuo 15 pradėjau žaisti golfą. Mes 15 metais atsimenu, žinau, kad pas Vytuką treniravaisi ir Druskininkus atvažiuoja žaisti, žaidžiam aš, man tėtis, Vytukas ir Virgis. Ir nepamiršiu to vaizdo, žinok, tik dar sportavai tuo metu, ne? Diską mėtė, aš dar neatsimenu. Dar tai šiek tiek gal pamėtydavau, bet Bet dar visas formų, žodžiu, Virgis tada, ir aš atsimenu vieno Druskininkų būtį, ten tokį medelį nupjauti kelmai kažkokie ir Virgis įsimušė kamuolį. Aš nežinau, Helsdais į ten lupo, bet tik tai dulkės pakilo, šakos, kiek atrodo kelmai išlupo, žinai, visą tokiam akim žiūrėjau, kas čia vyksta. Tai, žinai, tas... Atsimenu ir kalbėjom, kad iš disko į golfą perėti buvo panašumo, ne, ganėtinai visų tokių... Golfe yra ten, kaip ir golfe ir diske reikia įdarbinti liemens raumenis, iš liemens pasisukti, tai daug kas užtrunka, kol įpranta, nes disko metimas irgi yra stipriausi pat žmonės raumenys yra liemens. Tai būtent juos įdarbinti ir ten tą posūkį padaryti, sunkiausia būna. O aš kadangi diską mėtęs, jau juos įjungiu, bet irgi pas mane dar rankos stiprios, kur galėtų rankos silpnesnės būti. Galėtų, trukdo dabar. Trukdo tos rankos, taip. Čia reikia susikonfigūruoti. Bet o koks, pavyzdžiui, linksmiausias arba įdomiausias momentas yra nutikęs golfo klube? Golfo klube? Žaidžiant, pavyzdžiui. Gal kažkas kamuolį yra kažkur pavogę, ar... Čia žinokit, pirmais metais, kada, nežinau, gal čia jums irgi yra buvę, man atrodo, 15 metais aš tada tik tai buvau pradėjęs žaisti ir čia dabartiniai, man atrodo, par 4 duobutė, ta, kur ilga tokia yra. Ir ten nusimušu kamuoliuką, tai bražiai į centrą prie kalniuko, nusimušiu ir ten varna tokia didelė. Atskrido ten irgi šokinėja, bet ne tai, kad varna, bet tas jau matyt, jau tas iš kranklys ar koks čia buvo. Ir jisai čia tą kamuoliuką pasimė ir skrenda. Ir anksčiau dar rado, man atrodo, kažkur čia lizdą, kažkuriais tai metais ir po to lizdų labai daug kamuoliukų buvo prinešta. Tai matyti, čia rinkdavo... Gal kamuolių kiaušinį matyt galvoja? Jo, aš nežinau, tai jis rinkdavo kamuoliukus, tai reiškia. Tai aš buvo patys pirmi kartai ir kada tas nusinešė kamuoliuką tokį. Tai. Man yra dingęs kamuolys kažkada.
lauke, kur aš nusimušiau ant Fervėjos. Tu galvoji, kad į Fervėjų numušį matyti medžius. Ne, aš mačiau, kai jie skrido, bet aš ir mačiau, kad nuskrido, bet nemačiau, kad kamuolį, ta prasme, ir nuskrenda, žinai, o ateino, nu nėra, žinai, kamuolių centre turėjo gulėti kamuoliukas. Nu, man neįkart nėra. Aš esu kartą. Dabar jau jo ir nebėra, man atrodo, čia jo to paukščio nebėra, bet čia buvo toks paženklis paukščiai. Ir buvo radę po lizdą ir po lizdų buvo labai daug tų kamuoliukų. Jis turėjo tokį įprotį čia nešti. Čia kažkur netoli ir gyveno. O apie golfą dar kalbant, esu tiesą kartą įmušęs, bet vieną žaidžiau iš karto. Humboną? Niekas nematė. Čia pas baisiausias dalykas, nes niekas netikės, kad jau... Fotografavau gražiai, taip kamuoliukas, taip už vėlę perlėkė ir su tokiu backspinu ir įkrito, tai 20 cm nusileido, taip pat šoko. Čia iš karto 11. 11, tokia. Tai va, tas nieko nebuvo. Čia yra galfisto, aš vieną kartą, kai vienas sako, ne, čia kamuoliuką, čia įdėsim, kad įmušė visą, bet sakau, niekas nematė. Nematė, va čia baisiausia. Žinai, vieną kartą dar patikėtų, jeigu 3 kartus vienas įmušint, tada būtų įtarimas kiltų. Bet va, vienintelis kartas va toks yra, kur, nu, nematė, tai nematė. Gaila. O dar aš noriu apie golfą grįžtant. Kai pradėtas golfas, vis tiek buvo daug mažesnis Lietuvoje negu dabar yra. Bent jau aš matau per 10-metį paaugimą golfą labai didelį Lietuvoje. Nežinau, pačiam pats matai pasikeitimą požiūrį Lietuvos žmonių golfą, galbūt netgi ir iš finansavimo pusės bendrai, kad tai yra vis tiek olimpinio sporto šaka, jau tai nėra kažkoks baubas, ne, kad golfas vis tiek tai yra normalus sportas, kurį sportuoja vaikai ir suaugę, ir seniorai visi. Tai kaip atrodo pats požiūris Lietuvos žmonių pasikeitimo ir ką galvoju mes galėtume dar padaryti, kaip pakeisti tą požiūrį? Nu, keičiasi, požiūris keičiasi, vien dėl to, kad ir žaidėjų skaičius didėja. Tiesa, pastoviai žaidžiančių galbūt nėra tiek daug, kiek galbūt norėtųsi. Yra tekę žaisti nemažai ir Estijoje. Ten truputį kitaip. Ten truputį kitaip ir tų žaidėjų, man atrodo, kad dar daugiau yra. Kokius 4 kartus daugiau? Taip, yra tai šiek tiek daugiau. Nu, tai aš manau, kad palaipsniui keičiasi. Labai gerai, kad tas golfas anksčiau buvo galbūt susiformavę tokie stereotipai, kad tai yra galbūt labai išskirtinis kažkoks tai brangus sportas, bet taip nėra ir dabar, kaip sakant, tas požiūris keičiasi ir vis daugiau ir tiek vaikų, ir tiek jaunimo įsijungia žaisti. O aišku, reikia rezultatų tam, kad būtų rezultatai, reikia pinigų, tai, kaip sako, užsuktas ratas, nėra rezultatų, ar tų galbūt rėmėjų yra šiek tiek mažiau. Tai čia kaip valstybė šiuo metu jinai daugiau investuoja, daugiau yra į rezultatą, tai būtent tu turi rezultatą. Nu, bet dabar pasikeitė, ne visas, kai dingo Kūno kultūros sporto institutas, tas kai departamentas atsirado prieš švietimo sporto ministeriją skirsto, ne visą finansavimą per olimpinį komitetą, dabar jie reguliuoja visą tą dalyką. Nes man, tas, aš nežinau, pavyzdžiui, pačiam požiūrį į tą pagal rezultatus, bet kaip ir sakiau, gaunasi užburtas ratas. Pirma rezultatai, tada pinigai, ne? Bet matot, ir golfas iš viso ir tokia sporto šaka, kur pavyzdžiui, rezultatas, tai pasaulio čempionatai. Golfo nėra pasaulio čempionato. Berods, kur galėtum dalyvauti. Nu, mėgėjau yra. Tai dabar, man atrodo, yra tenise skaičiavimą, nes tenisas irgi neturi pasaulio čempionato. Tai čia reikia pažiūrėti, man atrodo, kad irgi galima ten tuos atrankos, į kokias gali įkomponuoti, kaip irgi dalyvavimą. Nes jie turi Deivisą, man atrodo. Čia Deiviso nacionalinių rinktinės. Taip, nacionalinių rinktinės, tai ten kažkaip gali. O golfą, nu, reikia kažkaip daryti, nu, ieškoti tų būdų. Nu, dabar viskas yra realiai palikta tėvam, jeigu tėvai gali leisti, plius minus kažkokius rėmėjus dalis susirenka, dalis gal federacija padeda, bet vis tiek iš esmės viskas kabo ant tėvų. Šiaip yra rėmėjai, vat pas mūsų rėmėjais kažkaip, nu, aišku, suprantu, kad yra sudėtinga juos pritraukti, bet vis tiek ta golfo bendruomenė, jinai nėra tokie, kurie galbūt negalėtų investuoti į savo sporto šaką. Tai čia kažkaip reikėtų gal net ir tos žmonės žaidžiančius kažkaip suaktyvinti, kad mes galėtumėm bent jau kokį. Na, aišku, čia turėtų bendras būti visų ir tiek klubų, nes čia dar tos bendrystės tarp klubų Lietuvos irgi, man atrodo, trūksta, nes visi kažkaip tai bando žiūrėti tik savo interesų. Klubai yra, žinai, verslas, tai yra UAB, jie yra suinteresuoti, žinai, iš vietą. Jie yra suinteresuoti, bet vis tiek, nu, tas bendras tikslas jis kažkoks turi būti. Nuo to tik visiems geriau gali būti. Kuo daugiau susijungs, kuo daugiau įdės pastangų į patį vystymą sporto kaip sporto,
ką mes ir kalbėjom. Taip. Tarpusavį kalbam, kad ir stengiamės tos pačius turnyrus daryti ir visą kitą, nu, tai yra vystymas ir pritraukimas žmonių ir tuo pačiu, kuo jaunesni pradės, tuo bus geriau pačiam sportui. Dabar gal ir ne 5, ne 7 metų, bet 10-15 metų. Bet viskas pasikeistų, aš manau, viskas pasikeistų, jeigu mes turėtume olimpietį ar olimpietę, galbūt golfe užtektų ir vis tiek tas iš karto atsirastų, žinai, golfas yra Lietuvoje, žinai, olimpietis per teleką rodyti. Bet olimpietė nesira šiaip savo, neišauks. Olimpietė neišauks, bet yra šansas gal, kita olimpiada gal, mes nežinom. Taip, ne, tai aišku, reikia to siekti. Ir golfas dar jauna sporto šaka Lietuvoje. Labai jauna Lietuvoje. 20 metų. Tai 20 metų olimpinių tapo tik tai 2016. Pirmą grįžo po 100 metų. Olimpinėse žaidynėse tai ir užauks. Nes šiaip golfo žaidėjai turi augti golfo lauke. Taip. Aišku, būtų labai gerai turėti, kaip čia pasakyti, mes čia kai kalbėjom, kad Ar važiuotum į sporto salę, jeigu jinai būtų už 15 km kiekvieną dieną? Nu, nevažiuotum. Važiuotum, tai reikia, kad tai būtų infrastruktūra mieste, tarkim, driving ranges, treniruočio aikštė kažkokia, 3-9 dabutės, aš įsivaizduoju, vaikų būreliai, tėvam nereikia vežioti, vaikas gali atvežioti viešuoju transportu. Taip. Tai yra... Dabar galvoju irgi klimato sąlygos, bet, pavyzdžiui, Suomiai tikrai turi, ir švedai turi puikių žaidėjų. Anglai tai ten sniego jie nemato. Bet čia, pavyzdžiui, šiais metais žaidžiau Europos čempionate, B divizione, su Lietuvos komanda buvom nuvažiavę ir žaidėm prieš Islandus vieną mačą. Ir Islandija gyvena, neklysiu, 300 000 žmonių. Kažkas tokio. Ir jie turi 70 golfo aikštynų. 70. Ir man atrodo, dabar bijau panuos skaičių, ar 50 ar 60 000 golfistų per valstybę. Bet tuos laukuose tikriausiai nei vieno medžio nėra. Tai nieko nėra, yra mėnulio paviršius. Aišku, yra lengviau žaisti. Sezonas trunka 4 mėnesius. Tai mes apie klimatą kalbam. Taip. Žinai, čia yra priežastis. Bet žaisti ten lengviau, tai nepasakyčiau, nes aš su vienu Islandu kalbėjau, tai sakė, jeigu tu jį nepataikai firvėjų, tau kamuolys, tu matai, kaip jisai 500 metrų tiesiog nuo lienos vulkaninės tiesiog šoka į bet kurią pusę. Nes ten visiškai tik tiek moja, ten viskas siaura labai ir ten kiek jie sukuria to žalumos, vadinkim, tarp viso to, tai tiek ir yra. Nes medžiai gal aš nesakyčiau, kad būtinai yra tai sunkiausias tas dalykas. Bet aš irgi laikausi tos nuomonės, kad mano nuomonė tas sezonas ir jo trukmė absoliučiai neįtakoja iš esmės, nes jeigu būtų infrastruktūra kaip ir visose kitose šalyse, tai tada būtų ir tas noras tą pačią žiemą, Druskininkuose jau galima žiemą žaisti. Jeigu sniego nėra, tai ir uždaros dabar yra uždaros patalpos. Tai važiuoja žmonės atostogų į žiemą, dažnai, savaitę kitą išvažiuoja, būna į Ispaniją, Portugaliją, golfą žais kiek nori į valias. Bet turim dabar 2 žaidėjus. Jaunus. Taip. Giedrius ir Gilė. Taip. Tai Gilė jau jinai kitam turtį lygiai. Gilė jau profesionalė. Dabar pažiūrėsim. Čia dabar prasideda Gilės pats įdomumas. Kaip seksis. Giedriukas irgi sustiprėjęs. Raumenų užaugė jau Tai jau Giedrius diską gali mesti. Vizualiai atrodo. Su diskininkais treniruojasi. Taip, su Mantais. O dažnai pačiam tenka keliauti su golfo žiemos laikotarpiu? Mažai. Ne, žiemą, netenka čia pas mus. Darbai, tai sudėtinga išvykti, tai žiemą net ir nebuvau daugiau, aš čia vasaros žaidėjas esu Lietuvoje. Daugiau. Recreational, kaip sakė. Bet irgi dabar jau pasiekiau tą lygį, kur buvau iki 15 dėjas ir dabar ten jau vis taip pat su švituoklė tokia pagavusi. 100 žemynų. Priklauso, kiek kartų per savaitę pažaidžiu. Taip, ir matyti, ten jau yra lūžis, kur jau paskui matyti jau 15 perlipti, tai reikia daugiau įdėti pastangų. Taip. Dar gal pabaigai. Aš turiu tokius kelis įdomesnius klausimus, kurie man visą laiką buvo labai įdomus. Tai yra, virgi, svoris, tavo varžybės buvo apie 140 kg, ne? Varžybinis būdavo 130, kokie 130, 129, 28. Atėnuose buvau 124, tai buvau kūdas. Tai dabar yra 140. 140 dabar. Tai reiškia apie 10 kg daugiau negu buvo. Ką ir kiek reikia valgyti, kad išlaikyti tokį svorį? Žinokit, aš galiu ir kurį laiką jau nevalgęs pabūti. Vis tiek nekrenta. Ne, žinokit, aš valgau taip paprastai jau dabar. Tikrai anksčiau, kai sportininkas būdavo, galbūt šiek tiek daugiau prisižiūrėjau, dabar jau yra. Bet tai vis tiek tas suvalgyti, tu turi vis tiek realiai, ar tai būdavo valgai kiek nori, ar valgydavai kiek reikia, kad išlaikytų visą
Aš labai nežiūrėdavau. Nu, aišku, varžybų periodas ateina, tada jau, kaip sako, prižiūri, kad išdžiūtum šiek tiek, o kada treniruojasi žiemos metu, tai būdavo irgi, kad 140 sverdavau. Tai vat kaip ir dabar, tai jeigu vasara būna lengviau, bet vat ant žiemos matyt tas riebaliukas užsilaiko, bet aš tikrai nesu ten žiūrėdavas kalorijų, nežiūriu kalorijų, nežiūriu, nu kas man skanu, kas ką pagamina, tą ir valgau, tai tikrai nėra ta. Kiek cepelinų daugiausiai lėdai suvalgyti? Nedaug, cepelinų nedaug, nu kokių gal iki 10. Tai dar iki 10. Tiesa, cepelinus dažniausiai valgau vieną kartą metuose, turim cepelinų balių, tai rudenį? Na, rudenį, va dabar turės būti. Po bulvekas, ne čia? O dedat tai nors cepelinus? Tai yra, ten baliui būna su grybais, būna su varške ir būna su mėsyte. Ja. Nes mes vaikystėje po bulvekase kažkodėl mama įdėdo 2 centus į vieną cepeliną. Čia kaip būdavo kažkokia ritualas, kad kas randa 2 centus, tas bus labai labai turtingas. Čia būdavo toks. Į patį cepeliną? Į cepeliną, kažkodėl, aš esu radęs. Nesu girdėjęs tokio. Dar vaikystėje. Tai pat cepelinų balių 10 suvalgau. 10. Wow. Normalus dydžio. Bet ne, nu tokie jau, nu kaip mano, mažesni kaip delnas, bet. Virgio ranka, šitai kokia dydžio. Bet cepelinų būdavo daug, atsimenu, baliai tam būna apie 70 cepelinų. Oh, wow. Supratau. Ir man dar kitas klausimas, paskutinis, kas man buvo labai įdomus, mes kažkada su draugus susilažinom, nesitrenavęs žmogus, pavyzdžiui, aš ar Justinas, ar bet kuris iš mūsų, kiek galėtų numesti diską? 20 metrų numestume, ar ne? Nu gal. Nes aš galvoju, diskas sveria 2 kg. Reikia pamanyti, aš dabar galvoju, aš mašinai turiu ar neturiu diską. Jeigu turi diską, aš labai noriu pamanyti. Aš galvoju, reikia pasižiūrėti, nes, būčiau žinojęs, būčiau įsidėjęs, bet, aš matau, dėžutė yra nuo disko, bet ar diskas ten yra, bet... Patikrinti. Reikia aš pažiūrėti. Aš manau, kad aš gerai numeščiau. Jisai labai gerai golfo kamuolį metą. Jo, šiaip aš golfo kamuoliuką, jeigu viskas normaliai, aš galiu numesti oro apie 80-90 metrų. O, tai aš vat įdomu, žinai, kiek persiduotų į... Nu, čia yra skirtingas. Tai suntus skirtingas, bet... Tai skirtingas metimas, bet diską pabandysim, bet aš galvoju, kad dabar ko gero gal... Nu, aš pažiūrėsiu mašiną, bet man matyti neturiu. Būna disko golfas dar kažkaip. Ne, tai ten tai kitas, ten tas golfas ten yra lėkštutės mėsai, o čia diskas 2 kg, tai šiaip... Nes aš yra ką veikti, aš saliai paimu 2 kg hantį ir aš galvoju, blemba, atrodo, meščiau, žinai. Ne, tai patogiai paimi, diskas yra nepatogiam paimti, nes tu turi ranką. Lysta jisai? Nu, jisai pirštų galais, tik tu turi laikyti, va taip. Ir tu išmesti. Aš žinau, aš... Ten, nu... 20 metrų tai galima numesti, bet 30 tai aš jau pabejočiau. Jeigu 30 numešiu metrų, tada aš ruošiuosi olimpiadai už 4 metų. Paruošti galima. Šiaip jisai turi visus. Iš antro aukšto, kaip sako Virgis. Iš antro aukšto. Tu taip prisivaręs ten nuo savo medinių tų diskų. Ne, aš turiu ten, bet aš neatsimenu, kad būtų nemalonu. Tiesiog, nebūdavo patogu. Nežinai, aš sakai, medinės tai vis tiek medis, tai yra maloniau kimba. Bet įsikimba, bet ir neskrenda, nėra ten... Metalinis jisai. Nu gerai, jeigu bus mašinai, tai pabandysim. Nes aš dar žiūriu, šitas diskas skrenda 70 metrų, atrodo, žinai, per kamerą rodo, oi, ten jisai vis laikas skrenda. Golfo laukuose žiūri 70 metrų, nublemba, šalia viskas yra, atrodo, žinai, ir dviem matyti duoda tą tokį suvokimą. Būtų įdomu, mes kai žaidėm, tada kažką kalbėjom, kad būtų įdomu atvaryti, pamėginti, kažką pasitreniruoti. Su vaikais sakiau, vasarą atvažiuosim pasitreniruoti, bet vis nepaskambinau, kada, žinai. Taip, tai vad reikės pagalvoti. Bet jūs turit viduj kažkur, kur treniruotis? Ne, viduj dabar tai ne, bet vasarą, kada jie čia Vingio parke, žinai, labai gerai. Gerai, kitiem metam tą padarysim. Tai irgi pafilmuosim. Rytinę treniruotę atvažiuoti ir pamėtyt kartą. Gerai, ant kameros pamatysim, pažiūrėsim. Mes darysim visas olimpinės sporto šakas, praeisim ir kurį nugalės. Gerai. Dėsim bendrą sezoną. O, šį būtų labai įdomu. Labai gerai. Gerai, aš parodysiu, kaip mesti reikia. Tai galima nesisukant daug, ne, realiai iš pusę. Taip, galėsim persimesti. Gerai. Tai gerai, tai pokalbio jūsų dėjus rezultatą. Aš padarysiu per žiemą daug, pavarysiu, kad... Aš tai, važiuosi. Tai pabaigai dar prieš einant žaisti, palinkėkit, jeigu galima, kažką golfo bendruomeniai, golfo jaunimui ir... Žiūrovam, jo. Aukite, stiprėkite ir turėsim kada tikrai žmogų, kurio galėsim džiaugtis olimpinėse žaidynėse. Kaip turim Aleknų šeimą, turėsim galbūt kažkokią kitą šeimą visą laiką. Ačiū Virgi labai. Ačiū už pokalbį. Einam žais. Einam mes diską. Einam mes diską. Jo, irgi visi.